Gaminame pyragą citrininis šerkšnas. Obuolius nulupkite, pašalinkite sėklas ir sutarkuokite stambia tarka. Išlydykite sviestą. Kiaušinius gerai išplakite su cukrumi ir vaniliniu cukrumi. Nenustodami plakti į kiaušinių masę po truputėlį pilkite lydytą sviestą. Viską gerai išsukite. Tada supilkite citrinų sultis, įberkite žiupsnelį druskos ir suberkite miltus, sumaišytus su kepimo milteliais. Gerai išmaišykite tešlą. Pabaigoje į tešlą sudėkite tarkuotus obuolius ir išmaišykite. Skardą išklokite kepimo popieriumi, tolygiai pilkite į ją tešlą ir pašaukite pyragą į iki 175 laipsnių įkaitintą orkaitę. Kepkite 45-60 minučių. Pyragą taušinkite ir perpjaukite per pusę. Į cukraus pudrą supilkite citrinų sultis ir maišykite, kol glajus taps vientisas. Pusę glajaus tepkite ant vieno pyrago dalies, ant viršaus užvožkite kitą pyrago gabalą ir apipilkite likusiu glajumi. Pyragą galite apibarstyti padžiovintomis citrinos žievelėmis ar papuošti aguonomis. Palikite pyragą porai valandų, gerai atvėsti ir susigulėti. Tada ragaukite. Skanaus!